Sveiki visi, dar kartą. Mes ir vėl ant ledo. Esu su kūnu ir tėčiu atvažiavęs. Ir bandysim šiandien gaudyti ešerius ant spiningiukų. Toksai spiningiukas. Winter Spin 20. Blizgutė 7 gramų. Ir va, pirmoji kietė. Ar iš vis kažko bus šitoje kietėje? Blemba, čia gilis. Eik tu namas. Kažkoks ešeriuks prie manęs prisitrynęs. Bele kiek kartų kirto, bet nepasikirt. Mažiuks galimai. O Jėzau, kažką gerą turiu. Aha, eik tu sau. Eik tu sau. Lydeka galimai. Ar be ešerys geras? Eik nuo hebra, jūs matėt? Lydeka. Aš ne. Ką? Tai tas pavaduks toksai. Fluorokarboninis, aš nenoriu, kad nutrauktų naširt. Aš labai neforsuosiu. Nedidelė ta lydeka, eik tu sau. Ai, pirštą pravarį dar. Su dantim. O, pirmas žuvis su kraujais. Bet jūs tikrai visi matė tą kibimą. Eik tu sau. Na va, iškabins, bet man sakau, nenustoji kraujėjams. Daryk, ką nori. O, parodyk prieš kamerą. O, tokia va lydekikė. Gerai, paleis. O, paleidom. Gerai. Man reikia kažkaip tvarkyti su to kraujavimu ir toliau varyti žvejoti, bet eiti į kitą eketę, nes čia galimai ešerių nebus. Gerai, važiuojam toliau. Va, draugai, Kumins atsidarė su monstriniu ešeriuku. Balansyris didesnis negu ešeriukas. Nu, va tokia. Smagi žvejyba visai. Gerai. Da, iš pradžių nieko neįtau. Pasijaučiu, meškeris gaut. Eik sa. Gerai, reikia toliau bandyti. Nu, su popieriu dabar, nes lydeka įkando ir viskas. Nenustoju kraujavimus. Atėjau netgi kitą ektę, nes prie to ektė ešeriukas buvo kažkoks prisitrynęs, bet paskui kažkaip nustojo įskipt ir lydeka matyt užplaukė ir jis pasišalino. Ar jūs matot, kas čia per dydžiai? Ar tu... Čia mažesnis už pačią blizgutę? Bet... Žiūrėkit, o dabar palyginimas. Už blizgutę mažesnis. Eik tu namas. Bet kaip jie smagiai, taip žinai, užvara. Kur biškai gražesnė, ešeriukai man labai įdomu. O, gražesnis biški. Nu. O, dydis gražėja, biški, bet vis tiek nedidelis. Paleidžiam.
Nu va, Kūmins trauk savo ešeriukus. Jau man pavyds užėmė. Atėjau pas jį. Turiu. O va. Iš karto, nu. Bet tik atėjau iš pirmo nuleidimo. Mažiukai. Mažiukai. Einam paleisti kitą eketę. Jau šis biški didesnis. Op. Iškart nuplaukė. Dabar tavo būrį ateis išbaidyti. Be kibimo. Eik tu namas. Ai, bėgtų tą pačią eketę. Nu, aš jau noriu tą tokį, žinai, ešerinį kibimą pajaus, na ačiū. Na, tokia žvejyba. Neblogs vienas kibimas buvo tikrai. Galėtų kažkas biškai geriau pasirodyti. Su kiekvienu vis mažėjai. Ateik čia. Čia ir čia ketė netoli manęs tai. Aš manau, kad čia visur turėtų būti. O. Ir nuėję. Blemba, čia buvo geresnis jau. Aha, vėl kad... O! Nu, tokie va dydžiai. Blemba karštą daro, saulė išlindo. Jau gražesnis. O. A. Ar šiandien padidės tie ešeriukai ar nepadidės, aš nesuprantu. Na va, draugai, baigiu šiandien žvejybą. Nieko įspūdingo nepagavau šiandien. Ešeriukų mažiukų, lydeką vieną nedidelę. Ir viskas. Kažkaip didelių ešerių keista, bet nebuvo. Gal rytoj bus, nes galimai rytoj vėl važiuosiu žvejot. Bet jo, nebuvo labai įspūdinga. Bet nieko, visai smagiai praleidau laiką. Ir ką, draugai, visą laiką. Iki greito.